Sveiki! Šiandien kalbėsime apie svarbiausius įvykius ortodoksų bažnyčioje 2024 m. lapkričio mėnesį. Tarp jų bažnyčios vadovo rinkimai Suomijoje ir pasaulinio Rusų tautos kongreso susirinkimas Maskvoje. Adventas. Pradėkime nuo bendro svarbiausio religinio gyvenimo įvykio ortodoksų bažnyčioje. Lapkričio 15 dieną daugumoje pasaulio ortodoksų bažnyčių prasidėjo Adventas, pasninkas, kurio metu ruošiamės šventų kalėdų šventei. Lapkritis dar vadinamas gailestingumo mėnesiu, nes bažnyčia primena apie gailestingumo darbų reikšmę. Kai kuriuose bažnyčiose Adventas prasideda vėliau, lapkričio 28 dėl kalendoriaus skirtumų. Taigi, Advento proga įvairios bažnyčios išleido laiškus savo tikintiesiems. Štai pavyzdžiui, Rumunijos ortodoksų bažnyčios šventasis sinodas savo laiške atkreipė dėmesį į ligonių sielovadą ir šventųjų gydytojų gerbimo tradiciją. Rumunijos hierarchai perspėja, kad giliausia liga yra bendrystės su Dievu trūkumas, pabrėždami dvasinį išgyjimo matmenį. Pagrindinė laiško žinia yra ta, kad bažnyčia, darydama gailestingumo darbus, meldžia sveikatos ir išganymo visiems ligoniams, pagerbdama šventuosius, gavusius dieviškąją gydymo dovaną ir prašydama jų pagalbos. Rumunijos hierarchai ragina dvasininkus ir pasauliečius išgyventi pasninko laikotarpį kaip galimybę auginti krikščionišką meilę ir gailestingumą, padėti sergantiesiems bei ligoniams. Konstantinopolis. Lapkritį Konstantinopolyje surengta konferencija metropolitui Jonui Ziziūlui atminti. Joje pranešimus skaitė žymus ortodoksų ir kitų konfesijų mokslininkai, patriarchas Baltramiejus pabrėžė metropolito palikimo svarbą. Vėliau Graikijoje vyko kita tarptautinė mokslo konferencija, pavadinimu Ortodoksų teologija 21 amžiuje – iššūkiai ir perspektyvos. Pastarojoje konferencijoje dalyvavo ir Graikijos Respublikos prezidentė Katerina Sakelaropulų. Pranešimus skaitė visuotinis patriarchas Baltramiejus, Australijos arkivyskupas Makarijus ir kiti žymus ortodoksų bažnyčios hierarchai. Kitas svarbus lapkričio įvykis buvo visuotinio patriarchato delegacijos vadovaujamos metropolito apostolo lankymasis Ankaroje pas Turkijos švietimo ministrą Jusufą Tekiną. Vizito tikslas – padėkoti ministrui Tekinui ir Turkijos Respublikos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui už norą atnaujinti prieš 53 metus uždarytos Halki seminarijos veiklą. Metropolitas apostolas patvirtino, kad visuotinis patriarchatas ketina atnaujinti seminariją kaip privatų universitetą su 2 fakultetais. Ministras sutiko su šiuo pasiūlymu ir pažadėjo, kad patriarchato poziciją perduos Turkijos Respublikos prezidentui. Lapkričio 20-23 dienomis Konstantinopolyje vyko kasmetinis ortodoksų bažnyčių atstovų Europos Sąjungoje komiteto posėdis. Susitikimo metu Belgijos metropolitas Atenagoras, kaip komiteto pirmininkas, pristatė visuotiniam patriarchui Baltramiejui nemažai problemų, su kuriomis susiduria ortodoksų bažnyčios Europos Sąjungoje. Buvo aptarti siūlymai bažnyčiai aktyviau bendradarbiauti su Europos institucijomis. Iš kitų naujienų verta paminėti, kad lapkritį atsistatydino Konstantinopolio patriarchato Amerikos arkivyskupijos Atlantos metropolitas. Naujasis metropolitas išrinktas gruodžio pradžioje. Suomija. Lapkričio 28 dieną Suomijos ortodoksų bažnyčios asamblėja Naujojo Valamo vienuolyne naujuoju Suomijos bažnyčios arkivyskupu išrinko Oulų metropolitą Eliją. Kai kurie Lietuvos tikintieji gali prisiminti šį dvasininką, nes anksčiau jis yra lankęsis Vilniaus Švenčiausiosios Trejybės parapijoje. Penktadienį lapkričio 29 dieną naujai išrinktasis arkivyskupas Elijas išvyko į Konstantinopolį,
kur buvo patvirtintas jo išrinkimas ir kartu su patriarchu jis dalyvavo apaštalo Andriejaus iškilmėse. Arkivyskupo intronizacija įvyks Helsinkio Dievo Motinos užmigimo katedroje gruodžio 15 dieną dieviškosios liturgijos metu. Jo eminencija Elijas, pasaulietinis vardas Matti Valgren, gimė 1961 metais gruodžio 8 dieną Kajani mieste. Jo mama ortodoksė, tėvas į ortodoksiją atsivertė tik senatvėje. 1981 metais būsimasis metropolitas baigė vidurinę mokyklą Kajani mieste, Suomijoje. Tada Stokholmo universitete studijavo švedų ir čekų kalbas. 1983–86 metais studijavo Stokholmo pedagoginiame universitete, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. Baigęs studijas, Matti pradėjo dirbti mokytojų Švedijoje ir toliau studijavo kalbas Stokholmo universitete. Iš viso Švedijoje jis gyveno 8 metus. Taip pat dirbo gidu Čekijoje, kur gyveno 2 metus. 1994 metais Helsinkyje Matti prisijungė prie ortodoksų bažnyčios. 1996–2001 metais Matti 5 metus studijavo ortodoksų teologiją Joensuu universitete. Dabar jis vadinasi Rytų Suomijos universitetas. Tais pačiais metais jis pradėjo giedoti ir skaityti bažnyčioje. 2001 įstojo į Švento Vladimiro seminariją Niujorke, kurią 2003 metais baigė įgydamas teologijos magistro laipsnį. Tais pačiais metais metropolitas Ambraziejus iššventino Matti diakonu. Po kelių mėnesių jis iššventintas kunigu, tarnavo parapijoje, rūpinosi švietimu, Suomijos bažnyčios interneto svetainė. 2014 metais tėvas Matti buvo išrinktas Oulu vyskupijos administratoriumi, davė vienuolio įžadus ir gavo Elijo vardą. Sekančiais metais Suomijos vyskupų sinodas iššventino jį Oulu metropolitu. Naujai išrinktasis Suomijos ortodoksų bažnyčios arkivyskupas Elijas be gimtosios suomių kalbos moka dar švedų, lenkų, čekų, anglų, vokiečių ir rusų kalbas. Primename, kad Suomijos bažnyčia yra autonominė bažnyčia Konstantinopolio patriarchato sudėtyje. Rusija. Lapkričio 27–28 dienomis Maskvoje vyko 26. pasaulinio Rusų tautos kongreso susirinkimas. Šiai organizacijai pirmininkauja Maskvos patriarchas Kirilas. Šį kartą susirinkimo tema – Rusų pasaulis, Ruskij mir, išoriniai ir vidiniai iššūkiai. Susirinkimas vyko atsižvelgiant į neseniai priimtą Rusijos federacijos branduolinę doktriną. Branduolinių grėsmių tema susirinkime pasisakė tiek Rusijos bažnyčios, tiek pasaulietinės valdžios atstovai. Didelio atgarsio pasaulyje sulaukė patriarcho Kirilo kalba. Jis paragino tikinčiuosius nebijoti pasaulio pabaigos kilus branduoliniam karui. Švedija. Lapkritį žiniasklaidos dėmesio centre buvo ne tik Rusijos bažnyčios susirinkimas Maskvoje, bet ir veikla Skandinavijoje. Organizacija Molfar publikavo pirmąją žurnalistinio tyrimo apie galimą Maskvos patriarchato parapijų naudojimą šnipinėjimui Europoje dalį. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į Maskvai pavaldžios bažnyčios maldos namus bei pastatus, esančius netoli strateginių objektų, pavyzdžiui, šalia NATO karinių bazių, energetikos infrastruktūros ir vyriausybinių pastatų, ypač Švedijoje. Straipsnyje, pavyzdžiui, minima bažnyčia Vesterose, esanti netoli branduolinio kuro gamyklos, taip pat kitos bažnyčios Stokholmo ir Upsalos miestuose, kažkodėl esančios netoli jautrių objektų. Tyrime parodoma, kad su šiomis bažnyčiomis susiję asmenys taip pat yra susiję su subjektais, turinčiais ryšių su Rusijos žvalgyba ir pramonė, įskaitant Rusijos valstybinio branduolinės energetikos įmonę Rosatom. Tyrime atkreipiamas dėmesys ir į kunigus, kurie ne tik tarnauja bažnyčioje, bet ir dirba versle. Švedijos žvalgyba jau anksčiau yra išreiškusi įtarimus Rusijos bažnyčiai dėl galimo šnipinėjimo, buvo deportuotų su Maskvos patriarchato parapijomis susijusių asmenų.
Motyvuojant žvalgybos išvadomis, metų pradžioje parapijoms nutrauktas Švedijos valstybės finansavimas. Korėja. 73-ojoje Korėjos ekumeninės bažnyčių tarybos generalinėje asamblėje krikščionių ortodoksų Korėjos metropolitas ir Konstantinopolio patriarcho egzarchas Japonijoje Ambraziejus buvo išrinktas šios ekumeninės organizacijos prezidentu. Savo kalboje po išrinkimo metropolitas Ambraziejus kreipėsi į auditoriją šiais žodžiais: pažadu dirbti iš visų jėgų, viena vertus skatinti krikščionių vienybę ir kita vertus saugoti gamtą. Lenkija. Šiemet Lenkijos ortodoksų bažnyčia švenčia autokefalijos suteiktos 1924 m. lapkričio 13 d. 100 metų jubiliejų. Taigi, lapkritį buvo šios progos šventimo apogėjus. Prieš 100-metį jo šventenybė Konstantinopolio Naujosios Romos arkivyskupas ir visuotinis patriarchas Grigalius VII rašė tomose. Citata: Šventoji ortodoksų bažnyčia Dievo globojamoje Lenkijos valstybėje, turinti autonominę sistemą ir administraciją bei įrodžiusi savo tikėjimo tvirtumą ir uolumą meilės darbais, paprašė mūsų šventojo apaštališkojo ir visuotinio patriarchato sosto palaiminti ir patvirtinti jos autokefalinę administracinę sistemą, manydama, kad naujomis politinio gyvenimo aplinkybėmis tik tokia sistema gali patenkinti ir užtikrinti jos poreikius. Toliau tomose minima ir Lietuva. Citata: užfiksuota, kad pirmasis Kijevo metropolijos ir nuo jos priklausančios Lietuvos bei Lenkijos ortodoksų metropolijos atskirimas nuo mūsų sosto bei jų įjungimas į Šventąją Maskvos bažnyčią buvo įvykdytas pažeidžiant kanonų teisę. Citatos pabaiga. Tarpukariu Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą ir šio krašto bažnyčios bei vienuolynai 2 dešimtmečius buvo Lenkijos bažnyčios jurisdikcijoje. Taigi Lenkijos autokefalija glaudžiai susijusi su ortodoksų bažnyčios istorija Lietuvoje. Įžengus sovietų kariams, Vilniaus kraštas perduotas Maskvos patriarchatui. Švenčiant autokefalijos 100 metų jubiliejų, Lenkijoje vyko gausybė renginių, mokslo konferencijų, festivalių, kurios vainikavo liturgiją Varšuvos ortodoksų katedroje. Renginius globojo Lenkijos Respublikos prezidentas Andžejus Duda. Jūs klausėtės lapkričio mėnesio įvykių ortodoksų bažnyčioje apžvalgos. Primename, kad kiekvieną savaitgalį tinklalapyje ortodoksas.lt galite rasti smulkę savaitės naujienų apžvalgą straipsnio pavidalu. Tuo tarpu ši tinklalaidė išeina kartą per mėnesį. Iki kito mėnesio, sudie. Ganz lieb, da tschüsse, da zahlo bei Nisi, da tschüss, Marite.